Gediminai, ką tu veiksi sausio 18 dieną? Sausio 18, palauk, sakėjai, turnyras yra. Taip, aš tave jau kalbinau. Taip. Nu tai reikia pradėti ruoštis. Jankis dar nedavė tau pasiūlymą į komandą. Ai, tu čia kur lenki, ne, kad ar pakliūsiu. Aš labai neliūdėsiu, jeigu ir nepakliūsiu. Bet reikia tavęs, aš kalbu apie tai, kad tavęs reikia, kad būtum tas varikliukas aikštėje. Gerai, bandysiu. Gerai. Mėlėjai, ką tik gavom tiesiai į kamerą Gedimino Navicko pasižadėjimą būti sausio 18 Žalgiris Insiderių krepšinio turnyre. Jame bus ne tik Žalgiris Insider sirgaliai, kurie stebės tą turnyrą, bet bus Žalgirio administracijos komanda. Netgi Basket News'ai sakė, kad gal prisijungs į tą turnyrą. Turime Jono Miklovo pasižadėjimą. O čia Gediminas Navickas, Kauno Žalgirio sporto direktorius, ir su juo mes pasikalbėsime ne tik apie jau užverstus kalendorinius 25-uosius, apie pirmą Eurolygos reguliariojo sezono pusę, bet ir aišku atsakysime į Žalgiris Insiderių klausimus. Taigi, Gediminai, sveikas, kaip laikaisi sulaukęs naujųjų 26-ųjų? Labas, gerai jaučiuosi, smagu grįžti po visų švenčių į darbų. Šiandien dar, kaip ir pats matėjai, arena tokia tuštoka po visų švenčių. Bet smagu grįžti. Kaip ten sako interneto memai, tas laikas tarp kalėdų ir naujųjų yra dienos, kai nieks nežino, kuri savaitės diena, ir dar taip užpuolė, kad turim savaitgalį ir taip toliau, tai ta sausio antroji irgi tokia krenta labai iš konteksto. Labai teisinga, aš irgi visai, kai man sako trečiadienį, antradienį, aš sakau, kokia čia diena pagal grafiką komandos. Žinai, 25-ieji, jie buvo įdomus metai visom prasmėm ir Lietuvos krepšinėje bendrai. Daug tinklalaidžių apžvelgė tuos metus ir aš praklausiau ne vieną tinklalaidę, tad atgamino labai daug prisiminimų apie tai, kas globaliai vyko Lietuvos krepšinėje. Aišku, mes kalbame apie Kauno Žalgirio reikalus ir jeigu taip tau reikėtų dabar pragroti galvoje visus metus, išimti vieną ar kelis epizodus, kurie tau labiausiai įstrigo, kas jie būtų, nes buvo nuo to dar praėjusio sezono Deivido Gailiaus nepataikyto metimo KMT finale, tada iki bandymo dar prisikasti iki play-ino zonos, LKL finalo serija, Sisko metimas ketvirtose rungtynėse, išsiskirimas su Andrė Trinkieri, Goso, Raito pasirašymas. Įvykių buvo labai daug, galų galia Tomas Masiulis, kuris naujasis Kauno Žalgirio treneris, nauja era. Tai kuris įvykis ar įvykiai tau dabar grojant 25-uosius yra giliausiai įsirėžę įstrigę? Man labiausiai gal įsirėžė ne tie geri momentai, labiau nesėkmingi momentai, o tie, kur kažkas nepavyko, kur visą laiką norisi galvoti, ką galim pagerinti. Tai aš kaip dabar atsimenu, tai praeitais metais labai skaudus buvo tas pralaimėjimas Monake, kuris jau praktiškai užvėrė mums duris į krintamasias ir sekantį etapą. Tai aš tokius dalykus labiau prisimenu, aišku, po to komandos formavimą, diskusijas, ką galime pagerinti. Taip, ir Goso, ir Sisko pratęsimas, ir Goso pasirašymas, ir Mauzės pasirašymas, taip, tai buvo didžiausi tokie ėjimai ir, kaip aš sakau, tai, ko trūko ant popieriaus, vėlgi kalbu komandai, tai tas tokie momentai ir įstrigo. Jeigu reikėtų surikiuoti kelis epizodus nuo paties didžiausio intensyvumo iki mažesnio intensyvumo, ir aš tau juos pasiūlytos epizodus, kaip juos surikiuotum. Priimtas sprendimas išsiskirti su Andrėja, tada naujokų pasirašymas, tarkim, Nigelo Williamso Goso pasirašymas ir trenerio Tomo Masiulio suradimas ir jo paskirimas vyriausių trenerių. Šitie 3 epizodai nuo intensyviausio iki mažiau intensyviausio, kaip juos surikiuotum. Turbūt intensyviausias periodas tai buvo, nes tie kalbinimai žaidėjų, bendravimas su jais, jie išsitęsia į tokį, vadinkim, 2 savaitės, kartais 4 savaitės, ypač apie žaidėjus, kuriuos tu minėjai. Tai intensyviausias buvo taip, po Andrėja išsiskirimo, kur turėjome 3, 4, 5 dienas, kur tas darbas buvo tikrai nuveiktas intensyvus. Aš dar įsivaizduoju, tais 25-aisiais netikėtai intensyvus buvo laikotarpis, kai Alinas Mailagičius pasirašė su Bolonijos Virtus ir teko labai greit ieškoti to žaidėjo, Ąžuolas Tubelis, ar ne? Teisingai. Trumpame laike labai intensyvu, ar ne? Taip, tai čia labai irgi geras pavyzdys ir Tomo pasirašymas, ir Ąžuolo pasirašymas, nes viskas įvyko tikrai labai greitai.
Gerai, pakalbėkime apie tą Eurolygos pirmoje reguliariojo sezono pusę. Pirmasis ratas apsisuko. Žalgiris yra iškovojęs 11 pergalių per 19 sužaistų rungtynių. Jau sausio 6 prasideda antras ratas Kauno Žalgiriui. Dar sausio 2, kai rašinėjame šitą tinklalaidę, dalis komandų pabaigs pirmąjį reguliariojo sezono ratą. Antrąjį ratą pradedam su Bolonijos Virtus komanda. Ir tas pirmasis ratas, 11 pergalių. 8 nesėkmės. Ar gali save prisiminti kartu su Pauliumi Jankūnu, visa vadovybe, kai jau paleidinėjot komandą Eurolygos startui ir kai galbūt galvoj dėliojotės tą skaičiuką, kiek būtų gerai turėti pergalių po pirmojo rato, tai 11 pergalių. Ar tai yra viršyti lūkesčiai, ar tai yra tai, ko tikėjotės, o gal netgi po to gero starto, kai buvo 7-2, tas apetitas buvo paaugęs. Tai kaip dabar vertini tuos rezultatus? Pergaliam tai niekada mes tikrai nevertinam, kiek turim iškovoti pergalių, visą laiką norisi žiūrėti tą procesą ir visą laiką norisi matyti komandą aikštelėje tokią, kurią tu planavai, kaip aš vadinu, ant popieriaus. Taip. Tai procesas buvo tas pirmas ratas banguotas, buvo ir labai gerų pergalių, buvo tikrai ir pralaimėjimų, kuriuos, vadinkim, norėtųsi pakeisti pergalėmis, bet tai labai natūraliai mes priemam ir aš labai natūraliai priemu taip, kaip komandos augimą, kaip ir pats paminėjai, ir naujas trenerių štabas, ir nauja komanda, tai ir žaidėjai vienas prie kito pratinasi, ir prie rolių pratinasi, gryninasi tas rolės, žaidėjai prisitaiko prie trenerių, treneriai prie žaidėjų, galų gale ir treneriai viduje, kaip ir sakė, yra naujas trenerių štabas, tai irgi turi prisitaikyti, tai labai daug tų kintamųjų, tai pergalėmis niekada paleidžiant komandą nevertini, bet labai nori, kad kuo greičiau susistiguotų ir kuo greičiau matyti tą vaizdą, kurį planavai vasaros metu. Tai aš kaip suprantu, vis tiek vertinat labiau procesą, bet ar tas vertinimas jis dabar pozityvus yra po pirmojo rato? Jeigu taip reikėtų save sustabdyti tą visą minčių procesą, kad jūs vis tiek galvojate apie tą ilgesnį atkarpą, ilgesnį runą, tai ar dabar save sustabdžius, ar esat patenkinti? Taip. Esame patenkinti ir galvojame, kad turime gerą poziciją atsispyrimui į tą vaizdą, kurį, vadinkim, kaip aš sakau, proceso dalis, dabar yra daug tų dalykų, kuriuos tobulinam, bet esame geroj pozicijoje eiti į tą finišo tiesę. Dar kalbant apie tą naują, labai jauną, labai ambicingą trenerių štabą vadovavimą Tomo Masiulio, kai buvo sezono išvakarės. Na vis tiek, žinai, ir galimybės, ir lubas galimas, ir grėsmes. Tai kalbant truputėlį apie tas grėsmes, tokius nerimo ženklus, ar buvo kažkokių tokių pamastymų, kur šitas trenerių štabas gali strikti sezono eigoje, kai dar nebuvo viskas prasidėję ir galbūt sezonui prasidėjus pamatėt, kad viskas tvarkoje ir viskas veikia? Tai kaip ir kalbėjome, man atrodo, prieš sezoną, tai buvo patirtis, tas dalykas, kuris, vadinkim, žinojome, kad užtruks laiko. Kol tas štabas susistiguos, bet ir su Mantu kalbant, irgi tas pats Šernium, kai mes kalbame, jisai sako, tai yra pirmas kartas, kai aš matau gyvai visas komandas, tas pirmas ratas ir su Andriumu kalbėjome video koordinatorium, kad jam irgi tas pirmas ratas. Dabar jau viskas turėtų būti šiek tiek greičiau, jau daugiau informacijos ir jau jie žino komandą, su kuriomis mes susitiksime. Tas tikrai tikiu, kad palengvins dar labiau tą procesą. Kalbant apie proceso palengvinimą, kiek komandai palengvino tas geras startas? Monako pradžioje nuimtas, Barcelona po pirmos tos dvigubos savaitės Žalgiris startuoja laimėdamas prieš praėjusio dar šviežio sezono finalininkus. Tai kiek, Gediminai, tavo galva tai padėjo komandai geriau pasijausti, suprasti, kad gerai, turim ne vieną, o turim iš karto 2 labai stiprias pergalės ir nuo to galim atsispirti, judėti toliau? Mūsų versle, mūsų gyvenime pergalės turbūt niekada nepamaišo. Kaip Gintaras Krapikas sakydavo ir dabar sako, laimėti geriau negu pralaimėti. Tai aišku, kad tos pergalės pagerina situaciją, duoda pasitikėjimo žaidėjams, treneriams ir visiems bendrai.
Ir dar žvelgiant į tą pirmą reguliariojo sezono pusę ir kaip viskas tekėjo, tada buvo ir ta dviguba savaitė, kai buvo patirti pralaimėjimai. Ir Barcelonoje iškovota labai smagi pergalė, spalio 23 berods buvo. Aš irgi buvau Barcelonoje ir mačiau tą rungtynių pradžią, kai Nigelas Williamsas Gosas patyrė tą traumą. Labai greitai patyrė tą traumą, 1,5 minutės ištiksėjo. Ir sirgaliai buvo sunerimę, aš įsivaizduoju, ir jūs kaip vadovybė buvote sunerimusi. Kiek tuo metu galbūt ir galvoj buvo minčių, kad velnės, vieną sezoną įgio netekom, nes Olympiakos pasirašė, tada buvo Tyrono Wallace'o situacija. Ir nebuvo tokios minties, kad negi čia dar vieną sezoną išėlės taip gali būti, kad labai svarbu žaidėjas, brangiausias žaidėjas, taiga krenta nežinia kiek iš rotacijos. Kiekvienas žaidėjas mums yra svarbus, tai ir kiekviena trauma tikrai mes jautriai reaguojame ir aš jautriai reaguoju, nes kiekviena ta dalis yra svarbi. Taip, Nigelio ta trauma tikrai pakoregavo ir jis negalėjo žaisti ir rotacijas. Ir šiek tiek vis tiek nusistovėjusi tokį kaip klimatą komandos, ypatingai aikštelėje, bet aišku, nėra, kad Nigelis yra pirmas žaidėjas Eurolygoje, kuris gavo tą traumą ir kitos komandos turi tų problemų, tai visą laiką žiūrime, ką galime padaryti geriau, kaip greičiau atstatyti Nigelį, kad jis kuo greičiau grįžtų, bet tuo pačiu ir nepanikuojam, nes žinome, kad komandą komplektavom taip, kad net vienam žaidėjui iškritus nebūtų taip, kad nėra kam žaisti. Iš paties irgi Nigelo pusės atrodo, kad tai yra žaidėjas, kuris išgyvena dėl tų traumų ir dėl tų negalėjimo rungtyniauti akimirkų, ar ne, koks jis yra tas žaidėjas, kuris veržiasi į aikštelę, kokį tu jį pažinai per tą pirmąją sezono pusę bendraudamas su juo, turėdamas galbūt ir kažkokius asmeninius pokalbius kartu. Taip, tai Nigelis mes jau ir pasirašydami ir kalbėdami su juo prieš pasirašant kontraktą, tai kalbėjome, kad jisai yra toks labai competitive, jisai nori žaisti, nori parodyti, nori, kad komandai sektųsi. Ta tikrai iš jo labai jaučiam ir jaučiasi, kad jis tikrai nori, kad ir Žalgiriui, ir komandai būtų kuo geriau. Netgi, kai jis buvo traumuotas, jis darė tą didžiulį nematomą darbą, kalbėjosi su žaidėjais ir individualiai, ir su visa komanda. Tai tikrai nėra taip, kad jisai, kai nežaidžia, tai nieko nedaro. Jo įtaka jaučiasi netgi, kai jisai nežaidžia. Kitas žaidėjas, kuris gražiausiam spalvom nuo pat spalio mėnesio žibėjo, tai yra Silvenas Francisko. Po labai ilgos pertraukos Žalgiryje turim geriausią mėnesio žaidėją Eurolygoje ir juo tapo būtent Silvenas. Kokį tu jį pamatėjai šitoj pirmoje Eurolygos sezono pusėje? Galbūt jis kaip lyderis atsiskleidė naujom spalvom, kaip tas žaidėjas, kuris savo žaidimą pakėlė dar į naują lygį. Tai Sisko daug tikrai apkalbėta ir visuose podcastuose ir mes kalbam, kad tai dar vienas žingsnis, dar vienas kokybinis žingsnis jo karjeroje yra šitas sezonas, kokį jisai žaidžia, kaip atsiskleidžia kaip lyderis, kaip atsiskleidžia, kaip vadinkim tas irgi, kur ir kitus žaidėjus įtraukia, tai aš tai galiu tikrai tiesiai pasakyti, kad mes su Pauliumi esame susilažinę, kad aš sakiau, kad Sisko bus pirmas pagal rezultatyvius perdavimus šį sezoną. Tai nesinori, kad labai jisai ant to užsiciklintų, bet aš manau, kad jisai gali tą padaryti, aišku, su visų komandos draugų pagalba. Aišku, negaliu nepabėgti nuo tos temos. Rungtynės su Panathinaikos, labai karštos rungtynės, jos buvo tuo atžvilgiu, jog Silvenas Francisko buvo keliamas nuo suolo, Tomo Masiulio, bet Silvenas nėjo ant parketo ir apie tai kalbėjo žiniasklaidas ir galiai, visi tą epizodą matė, visi aptarinėjo. Kaip po rungtynių jau sprendėt tą visą reikalą? Kiek buvo galbūt ir tavo pokalbių su pačiu Silvenu? Pats Silvenas sakė, kad turėjo pokalbį su Tomu Masiuliu ir jis sprendė tuos visus reikalus po rungtynių su Rytu. Jis daug kalbėjo apie tokius iš savirefleksijos kylančius dalykus, kad aš turėjau pergroti tą visą situaciją ir taip toliau. Ar gali papasakoti, Gediminai, kaip sprendėt tą visą tokią, negali čia pavadinti krize, galbūt, kad ir sezono eigoje nutinkantis dalykai, kai reikia išsigryninti dalykus? Krizę tikrai nepavadinčiau, aš tai
turiu tokį išsireiškimą, kad darbinės situacijos, tai tikrai nėra čia ko slėpti, ne tik šį sezoną, bet ir visais sezonais turime tų tokių didesnių ar mažesnių darbinių situacijų, kur tikrai turime spręsti, bet man tai jos yra labai natūralios, čia kaip ir šeimoje, banalus pasakymas, bet kaip ir šeimoje kyla konfliktų, taip ir čia dar turbūt kai kada daugiau laiko mes praleidžiame negu su savo šeimom, tai čia irgi kyla konfliktų. Bet aš net nelabai pavadinčiau to konfliktų, kaip ir sakiau, daugiau darbinė situacija. Kaip sprendėme, tai taip, žinoma, Tomas turėjo pokalbį su Cisco ir aš turėjau pokalbį su Cisco. Visi kalbėjomės, kur galime pagerinti, kur galime tapti labiau efektyvūs kaip komanda ir kad tas vestų į pergalės. Tai Cisco irgi yra charizmatiškas, karštas bičas, tai mes tą vertinam, man atrodo, kad tai jam padeda ir krepšinio karjeroje, ir būti tokiu krepšininku, koks jisai yra ir koks jisai tampa. Tai čia yra normalu, emocijos, aš tą vertinu, žymiai geriau turėti emocingą žaidėją, negu visus, vadinkim, neemocingus, kurie su viskuo sutiks, bet tada tas rezultatas irgi gali būti netoks geras, koks galėtų būti. Žinai, po tokių pokalbių žaidėjas gali sakyti taip, aš supratau ir tu galvoji, kad baigėsi pokalbis gerai, bet paskui matai, kad vis tiek jis daro savo dalykus. Kaip šiuo atžvilgiu yra jau praėjus laiko ir po tų PAO rungtynių turėjom ir ne vieną kitą susitikimą, ir labai svarbų susitikimą, Rytas, Hapoelis. Ar matai, kad Cisco ir kūno kalba ir jo atsakymas buvo toks, koks ir turėtų būti, kai žaidėjas pasako, kad supratau ir aš noriu daryti? Vienareikšmiškai matom tą jo pagerėjusią ir kūno kalbą, ir aikštelės, tą vadovavimą ir lyderystę ir komunikaciją su komandos draugais, bet tikrai nėra taip, kad mes vieną kartą kalbam per sezoną, kai jau kažkas blogai, nuolat palaikom ryšį su žaidėjais, aš jau nekalbu apie trenerius, kad jie kiekvieną dieną kalba, rodo, daro ir tikimės to geriausio rezultato, bet tikrai nesakau, kad čia buvo viena situacija, dabar pasikalbėjome ir jau viskas bus gerai. Tai ne tik su Cisco kalbamės su daugiau mažiau su visais žaidėjais. Tai tas kitas žaidėjas, su kurio kalbėtų Moses Wrightas, irgi tikriausiai, nes irgi buvo situacija, kai po vienų rungtynių, jis jau taip, sakykime, demonstratyviai nusėmė teipą ir sakė, kad nebežais, ar ne, maždaug leido suprasti. Tai irgi išsisprendėt taikiai, tvarkingai ir su žaidėjo patvirtinimu, kad aš noriu tiesiog toliau kovoti ir darysiu viską. Tai visą laiką, kaip ir tu prieš tai klausime sakėjai, kartais gali sakyti taip, bet to nedaryti aikštėje, bet jeigu pasižiūrėtume rungtynės, po tų rungtynių, kurias tu mini dabar, kaip jisai žaidžia, kaip sutarė su Tomu. Tas pasipurtimas. Jų tas ryšys atsiradęs. Tai ir Tomas labiau mėgaujasi tuo ryšiu ir Mauzesas labiau mėgaujasi tuo ryšiu. Aš tai, tiesą sakant, mėgstu tokias situacijas, nes tikslas po tokių situacijų, darbinių, kaip aš sakau, kad mes kaip komanda ilgalaikiai perspektyvai būtume geresni. Man atrodo, kad tą ir matome. Šiaip iš tikrųjų, kiek yra, pavyzdžiui, kalbėję ir buvę rinktinių žaidėjai, ar ne, Robertas Jeftokas ar kiti žaidėjai, kad tos rinktinės, kuriuose būdavo tokių išsiaiškinimų, ego išsigryninimų, tos rinktinės dažniausiai tada nueidavo iki gerų rezultatų, nes tada tu matai, kad ne visi tais švininiais pilkais veidais eina sezoną, jie nori kovoti, jie nori įrodyti, parodyti save ir kažkokia ambicija turi egzistuoti, ar ne? Taip, būtent ir per tokius, vadinkim, per tokias situacijas žmonės kai kada pasako tiesiau ir geriau, ir vienas kitą išeina labiau supratę, jeigu ta diskusija būna konstruktyvi, o mes to siekiame. Dar vienas žaidėjas, apie kurį tikrai norisi pakalbėti, tai yra jau mūsų minėtas Ąžuolas Tubelis, tas paskutinę minutę į Kauno Žalgirio sudėtį netikėtai įkritęs žaidėjas, kuris šios dienos duomenim yra 4. pagal rezultatyvumą, rezultatyviausias komandos lietuvis. Vėlgi, klausimas tikriausiai bus panašus. Ar galėjot pagalvoti, kad Ąžuolas taip sėkmingai debiutuos Eurolygoje, lietuvis žaidėjas, dar pakankamai jaunas lietuvis žaidėjas šiame lygyje, Eurolygoje dar nėra žaidęs, taip buvęs arti NBA, bet NBA taip ir galų gale nefigūravęs, bet Eurolyga jam yra aukščiausias laiptelis, be jokios abejonės. Tai ar galėjo tikėtis, kad Ąžuolas taip sėkmingai atrodys?
tikėtis galėjome, bet garantuoti, kad tai bus, tai tikrai nei vienas negalėjome, kad rodys tokį stabilumą, kad, vadinkim, tas visas savybės, dėl kurio mes pasirašėm, šiek tiek galbūt galvojome, kad tai ateis vėliau, kai Ąžuolas įgaus daugiau patirties. Buvo pasiruošę laukti ir kentėti su jo augimo skausmais. Pasiruošę laukti ir kentėti, tai atsitiko anksčiau, tai aišku, nereikia čia net sakyti, kad jis yra vienas turbūt stabiliausių žaidėjų šiuo metu komandai, tai labai smagu, labai džiaugiamės ir džiaugiamės jo progresu. Taip, truputėlį perėjom per to žaidėjus, bet dar grįžtant į tą pirmą Eurolygos sezono pusę, 7-2 buvo Žalgirio santykis ir tuo metu atrodė, kad viršti lūkesčiai absoliučiai sirgalių akise ir nutiko atkarpa 2-5. Aišku, ir Gosas buvo per ją iškritęs, jam reikėjo grįžti į rotaciją, reikėjo vėl išsigryninti vaidmenis, apie tai daug kalbėjom. Galbūt ir paskui ir tie žaidėjai, kurie turėjo savo minčių, savo ambicijų, irgi tai buvo pasekmė tos atkarpos. Bet kaip jūs tuo metu su vadovybė žiūrėjot, kad po labai gero starto baigėsi kelionė ir dabar viskas grįžtam į realybę? Ar tai įvertinot kaip tokį laikiną momentą, kai išsigryninsim, tikim trenerių štabu ir Kauno Žalgiris grįžti nebuvo? Jau tokio spaudžiamo ir tokio nerimo mygtų, kad velnias, gal reikia ir pildytis, gal reikia kažką galvoti, nes negalim paleisti to, ką mums davė pirmos 9 rungtynės. Tai dėl tikėjimo komanda ir trenerių štabo, tai jau tikrai esame ne vieną kartą sakę, kad žinojome, tikėjome, kad gali būti tas, kaip tu ir įvardinai, augimo skausmai, tai dėl to mes problemų nematome. Dėl to labai gero starto, tai mes tikrai nebuvo, kad labai džiūgautume, nes jau turėjom pavyzdį iš praeito sezono, taip, kai irgi pradėjome labai gerai, taip, bet po to irgi kritom į duobę. Tai visą laiką norisi žiūrėti į komandą ir truputėlį užbėgti už akių toms problemoms, iššūkiams, kurie gali kilti. Tai tikrai neėjom ir nedžiūgavom, žinojom, kad dar tik pradžia, kad kitos komandos irgi įsivažiuoja. Aišku, buvo smagu turėti tą gerą pradžią dėl irgi pasiruošimo, tų nesklandumų, vadinkim, kuriuos turėjome, kad ir ne visus žaidėjus turėjome, kažkas traumuotas buvo, tai ta pradžia mums tikrai buvo labai, labai svarbi. Bet kai po to kažkiek tais pralaimėjome, tai tikrai nebuvo jokios panikos, žiūrėjome, kaip iš to išeiti, ką pagerinti, kalbėjomės ir su treneriais, ir kartu, ir su žaidėjais, bet tai yra kiekvienos dienos darbas, kiekvienos dienos procesas, nesvarbu, ar tai ar laimi, ar pralaimi. Trenerių štabas. Kaip, Gediminai, matėt, kaip augo trenerių štabas per pirmąjį šitą reguliariojo sezono ratą? Jūs vis tiek, tu esi buvęs krepšininkas, daugiau dalykų, tų taktinių dalykų matei, ar matei, kad treneris Tomas Masiulis su savo trenerių štabu ir taiso tas galbūt kažkurias detalės, klaidas, kurių tikrai gali ir pasitaiko visiems treneriams, ir kaip tu matei tą visą augimą trenerių štabo per šitą reguliariojo sezono pirmąjį ratą? Daugiausiai tas augimas vyko ryšys su žaidėjais. Iš tos pusės. Taip, dėl tų techninių dalykų, krepšinio dalykų, kas vyksta rungtynėse, treniruotėse, tikrai čia nėra jokių klausimų, mūsų trenerių štabas yra žiauriai kietas, tame tai yra didžiulis mūsų pranašumas, bet kaip ir kiekvienam trenerių štabui reikia sukurti ryšį su žaidėjais, tai tas procesas vyko, tas augimas vyko ir vyksta ir vyks ir tikimės, kad tik tais tie rezultatai ir žaidimas gerės. Žaidimo požiūriu, dar truputėlį vis tiek grįžtam prie krepšinio. Kiek šitas Žalgiris jau yra išpildęs savo potencialą arba kiek dar tik artėja prie to potencialo, kiek jūs su vadovybė kalbėdami su treneriais matot, kad dar yra labai daug vietos augti, tą žaidimą gerinti. Aišku, nesinori tikėtis, kad lubos jau yra pasiektos. Vadinasi, antroji pusėje, kai ir lyderiai kitos komandos gerins savo žaidimą, tada Žalgiris jau gali atsilikti. Bet ar matot, kad šitas Žalgiris dar tik artėja prie savo potencialo ir yra kur kilti, taip žvelgiant jau pozityviai į antrą pusę? Mes parodėm tą potencialo blikstės, vadinčiau, per pirmą ratą, bet reikia, kaip ir aš sakau, tą potencialą daryti ilgesnį laiką. Mūsų potencialas buvo ir su Panathinaikos 25 minutės, tai turime tas minutės didinti. Labai džiaugiuosi dėl HPL rungtynių, kur tikrai tą potencialą parodėm turbūt, kad ilgiausią atkarpą per pirmą ratą, tai kaip ir komandai sakiau,
taip, potencialo turim. Man atrodo, kad Blyksčių matėm, kaip mes norime ir kaip treneriai nori, kad komanda atrodytų. Dabar reikia didinti stabilumą ir ilginti tas atkarpas. Šiaip labai gera po rungtyninė kalba Rūbiniai paties Gediminai. Aš nežinau, ar visi insideriai matė, bet jeigu nematėt, skubėkit pasižiūrėti iškart po šitos tinklalaidės. Rungtynių užkulsiai, po rungtynių Tel Avive Gediminas Navickas. Iš karto buvo mintis, kad po šitų rungtynių, kad ir kaip jos pasibaigtų, vis tiek kažką pasakysiu komandai, nes baigės pirmas ratas. Ar tai galbūt impulsyviai, ekspromptų kilusi idėja kažką pasakyti komandai? Ne, tai niekad tokių dalykų neplanuoju prieš rungtynės, kad kažką tais pasakysi. Ne, nebuvo, bet tiesiog tą, ką pasakiau, taip ir jaučiausi, kad komanda parodė potencialą, kurį mes norime ir mes kaip vadovybė, ir treneriai nori matyti. Tai labai, man atrodo, svarbu visiems suvokti ir nuo to atsispirti ir eiti į viršų. O iš tos potencialo pusės, kas labiausiai džiugino pirmam rate? Ar tai yra, nežinau, komandos kovingumas, įsiklausimas į trenerius, kažkokių elementų išpildymas, kur tu kaip ir buvęs krepšininkas, kaip dabartinis sporto direktorius esi labiausiai patenkintas dėl to, ką tu matei, kaip žalgiriečiai žaidė pirmoje pusėje? Nežinau, tokio vieno neišskirčiau, nes kai kada atrodė, kad kovingumas yra tas mūsų gynyba, yra tas mūsų raktas į pergalę, bet po to kitose rungtynėse to nebūdavo ar nebūdavo taip labai išreikšta. Tai tikrai vieno neišskirsiu, bet norisi tikėti, kad ta mūsų stiprybė yra komandinė dvasia ir kovingumas be abejo. Mhm. Aišku, gal šitą komandą kartu, ir čia toks ir mano teikas, nežinau, su juo kiek pritarsi, nepritarsi, tas pirmas ratas parodė, kad po vienų kovingų rungtynių bent minimalus to kovingumo atleidimas tau kainuos pralaimėtas rungtynės, nes mes matėme ir varžovų atvykstančių į Kauną, kuriuos atrodo, nu gerai, išgriuvusi komanda mes juos turim paimti, arba pagal gynybos reitingą vieni paskutinių esančių tikrai iš tos paimsim, ir tada minimalus atsipalaidavimas iš karto grąžindavo Žalgirį realybę, ar ne? Tai čia kartu tokia idėja antrai sezono pusėje, kad visą laiką turi būti ant žemės, turi grįžti prie savo pamatų, kad nugalėtum kažką. Taip, didinti tą stabilumą, kurį mes kartais parodome, bet kartais prarandame. Mhm. Turiu dar tokį įdomų klausimą, kuris buvo, žinai, diskutuojamas ne kartą sezono eigoje, ypatingai tada, kada Žalgiris strigdavo, kai buvo ta atkarpa 2-5, kada matydavom, kad galbūt daliai žaidėjų dar reikia pratintis prie didelių minučių, prie svarbesnės rolės. Ir buvo daug kalbėta apie tai, ar Žalgiriui nereikia pasistiprinti priekiniai linijoje, nes vieno žaidėjo trauma priekiniai linijoje gali kainuoti labai daug, nes gynėjų grandyje atrodo rotacija yra labai gili, labai didelė, o čia priekiniai linijoje yra ir jaunas Ąžuolas, ir Laurynas Birutis, kuris ne visuomet gauna didelės minutės trenerių sprendimų. Tai kiek buvot arti, ar kiek dabar esat arti to galimo papildymo ir kaip žiūrit ateityje antrajame rate į tą galimą papildymą, nes iki sausio 5 Eurolygoje gali registruoti tuos žaidėjus, kurie buvo registruoti, perinami iš klubų, o vasario 13, ar ne, berods yra deadline'as, kai jau gali bet kurį kitą įregistruoti busimom likusiom kovom. Tad kaip jūs žiūrite iš tą... Vasario 23. 23, taip. Taip, tai. Daug čia klausimų paklausai per... Taip, bet viską redukuojame iki to, kaip žiūrite galima papildymą. Geras klausimas, matom ir viešoje erdvėje visas tas diskusijas, bet neskubam. Iki idealaus paveikslo, kaip mes sakom, visą laiką atrodo, kad ateisi, pridėsi vieną žaidėją ir jau idealus paveikslas bus, bet dėl to pridėjimo kažkas kitas negaus minučių, kažkas kitas galimai praras tą mikroorganizmą gali sugadinti. Taip, mikroorganizmą gali paveikti. Tai žiūrime labai kompleksiškai, tikrai neskubam, žiūrim, sąrašus turim. Ir mano kelionė į Ameriką buvo, vienas iš tikslų buvo pasižiūrėti. Tas Joe League Winter Showcase. Taip, Orlande. Bet dar to mygtuko, kad dabar jau pildomės, mes nespaudžiam, nes labai matom daug kompleksinių dalykų, kad vieną įdėjus, kitas gali pablogėti. Tai tikrai tikim visai žaidėjais, kuriais turim, tą ne vieną kartą sakėme ir tokį ir paveikslą turėjom prieš sezoną. Tai iki idealaus paveikslo, kaip aš sakau, visą laiką kažko trūks, bet mes į tai žiūrim labai atsargiai ir kompleksiškai. O kaip tavo galva greitai Žalgiris galėtų tą mygtuką paspausti, jeigu
ar nutiktų kažkokia neduok dievė neplanuota situacija kaip trauma, arba suprastumėt, kad matom, kad dar truputėlį trūksta ir reikia, tai kaip greitai jūs galėtumėte tą mygtuką paspausti ir turėti tą naują žaidėją? Sunku pasakyti, kai mes tą mygtuką, nieks nelaukia. Nieks netrina pirštą aplink. Jo, nelaukia, kol Žalgiris paspaus ir tada jau aš čia, tai ir mane paimkite. Tai tas procesas yra dinamiškas, matom, kad ir tarp kitų komandų yra papildymų ir žaidėjų transferių, tai tikrai tas sąrašas koreguojasi ir tos pavardės aukštėja arba žemėja. Tas G-League Winter Showcase'as, tokia gera ir įdomi potėmė, ką davė tą komandiruotę, stažuotę, ką pamatėjai ir koks ten yra talento lygis, ar jis atitinka galų gale Eurolygos keliamus lūkesčius, nes mes matome net ir NBA žaidėjai, turintys ne vieną sezono rimtos rolės žaidėjų patirties, atvyksta čia Eurolygą, bet ne visuomet jie deliverina, o čia yra G-lygos talentas, tai koks jis yra? Taip, tai visų pirma, ir kiek teko kalbėti su NBA žmonėmis ir aišku su Tomu Balčėčiu, mes ten keliavome, daug diskutavome, tai aš turėjau tokį įsivaizdavimą ir man atrodo mes Europoje turim tokį įsivaizdavimą, kad G lygoje nieks nesigina, dėl to ten yra tokie dideli rezultatai ir taip toliau, bet ką man irgi nuvykimas, stebėjimas rungtynių gyvai, tikrai paneigė mano šitą naratyvą, su kokiu aš ir mano nuomonė, su kuria aš keliavau tenais. Daug talento. Tikrai daug talento ir nėra taip, kad tenais, nes bent jau šitas Winter Showcase gal jis šiek tiek skirtingas nuo reguliaraus sezono rungtynių, bet tikrai Hebra ir komandos ir žaidėjai ir ginasi, bet yra didžiulis talentas puolime, dėl to ir tie rezultatai tokie yra didesni. Tai talento yra, kaip jie prisitaikytų žaidėjai Europoje, niekas nežinom. Dabar matom ir gerų pavyzdžių, kaip Jared Butler iš Cervenos Zvezdos. Matome ir netokių gerų pavyzdžių. Tai tas procesas prisitaikymo atvykus iš G lygos į Eurolygą tikrai vieną kartą būna ilgesnis, kitą kartą trumpesnis, bet jis būna visada. Ir aišku, labai ir nuo pozicijos priklauso, ar ne? Tarkim, su kamuolį valdantis žaidėjas galbūt ir ilgiau taikysis prie Eurolygos, o kitas vaidmens žaidėjas gali greičiau įsilieti į komandą. Taip, tai G lygoje daugiausiai, bent jau kiek mes stebim žaidėjus, kurie turi elitinius, kažkokį vieną elitinį įgūdį, kurį tikrai žinome, kad gausime jam atvykus į Europą. Ar jis greičiau prisitaikys, ar lėčiau prisitaikys, bet tą vieną elitinį įgūdį mes iš jo tikrai gautume. Tai čia kalbu apie tą krepšinio pusę, žaidėjų pusę stebėjimą, bet aišku, G League Showcase yra labai geras dalykas, nes ten susirenka agentai, skautai, su kuriais dažniausiai amerikiečiais mes Europoje bendraujame telefonu ar video skambučiais, bet visą laiką smagu nuvykti, su visais pasisveikinti, su kai kuriais ir susipažinti ir pirmą kartą pamatyti gyvai, nes bendravai tik tais telefonu. Gerai, Gediminai, netrukus pereisim prie mūsų Žalgiris insiderių klausimų ir dar kartelį ačiū labai, kad klausite. Gediminas Navickas išrinks ir geriausio klausimo autorių, kuriam padovanosim marškinėlius iš žalgirishop.lt. O dabar dar truputėlį apie tą antrą ratą ir tai, kas laukia komandų ir tai, ką tu pamatei turnyro lentelėje. Kuri komanda tave maloniai nustebino po pirmojo reguliariojo sezono rato, kuris netrukus baigsis su paskutiniais trupiniais rungtynių? Valencija. Pirma vieta grupėje su Hapoeliu ir jų geras žaidimas. Taip, bet Hapoelis, vadinkim taip, irgi stebina, bet natūralu, jie tikrai turi didžiulį biudžetą, gerus žaidėjus. Valencija labiausiai patinka iš tos filosofijos ir žaidimo stiliaus. Koks nors kitas kandidatas, kuris irgi priversdavo antakį kilstelėti, ar liksim su šitais dviem? Liekam su šitais dviem, kurie man labiausiai taip įstrigo. Su Šaru gal teko bendrauti, kaip ta jo kova sezono metu, tie nauji žaidėjai išvykę lyderiai, bet matom, kad ir Šaras įsibėgėja ir tą savo mechanizmą kelia aukštai irgi turnyro lentelėje. Tai čia buvo tik laiko klausimas turbūt ir visi, kaip mes ir su treneriais kalbamės, kad
laiko klausimas, kada Šaro komanda pradės gerai žaisti. If you want to see the whole video, subscribe to Zalgiris Insider.